Doleris Japonijos jena, savaitinis grafikas, taip, visgi atidirba gražiai korekciją ir nesustoja ties 9450 jena ir nukeliavo aukščiau, taip, praeitą savaitę vėl pabandė padaryti grįžimą iki 9455, taip, ir kaip tik pirmadienio įvykiai, taip, su Kipro išeiginių įvykiai, taip, kaip tik atidarė žvakę pas mus ties šito lygio, taip, ir dabar jena vėlgi rodo savo norą tęsti augimą, taip. Nežinau, aš vis dar laukiu gilesnės korekcijos, bet dabar, jeigu padarysim vėl savaitinį grafiką, ta gilesnė korekcija bus ties 90. Va čia galima 9000, taip, nu, čia galima laukti jeną. Mano manimu, taip, aš praleidinėjau didelį gerą ilgą augimą, bet koks stopas, taip, dabar per didelis, kad daryt pirkimą pagal savaitinį arba dieninį grafiką. Taip, dieninis grafikas, matom, kaip gražiai atidirba 23 lygis, taip, ir pratęsė judėjimą. Dabar sustabdė būtent tas lygis, kuris tarnavo mums pasipriešinimo lygį, dabar kaip tik atliko palaikymo vaidmenį. Taip, davė atšokimą 100 punktų, dabar laisvai gali būti pramuštas ir mes jeną darys grįžimą iki 9250 arba net 90. Taip, ta pati FIBA kaip ir savaitiniam grafikė, tai va čia jos ir palauksiu. Taip, kas nori sudalyvauti ir nepraleidinėti šitų judėjimų, nu, čia jau teks patiem ieškoti kažkokių įėjimo vietų, aš nieko dėja patart pagal didelius periodus negaliu. Arba keliaujam į mažesnius periodus ir čia jau aišku bus daug daugiau galimybių, tai pavyzdžiui, turim H4 periodą, taip, turim gražų tokį, labai gražų palaikymą ir tas palaikymas, kaip tik pas mus ir leidžia mums tokį surasti pirmą pirkimo vietą, kokioje 9340, kažkur tai šitoj vietoj galim bandyti užsipirkti su jena. Taip, turim projekcija, pasipriešinimas pas mus, nu, praktiškai čia dėjo, jo porą punktų nedėjo, galim užskaityti, kad dėjo ir pabandom, galbūt yra vidinė trendinė linija. Taip, matom, šitoj vietoj suveikia gražiai labai, pramušimas vėlgi suveikia labai gražiai, sustabdė ir čia buvo sustabdymas ir šitą spyglį galima užskaityti kaip D iki mūsų palaikymo vidinės trendinės linijos ir tiesiog pirmadienį to fundamento peršoka tą lygį, todėl ir nebuvo sustabdymų iš kitos pusės. Taip, kas vyksta dabar, žiūrės ir traktuos šitą rinką, šitą lygį kaip atšokimą ar ne, nežinau, bet, nu, reikia pažiūrėti, kaip veiks biški toliau šitą vietą. Taip, dabar matom, kad labai gražiai atidirba horizontalus lygis, taip, matom čia dvigubą viršūnę, kuri buvo pramušta ir atidirbtas visiškai pilnas tikslas ir dabar klasikinis grįžimas. Tai galbūt kas praleido čia įėjimą pagal tą dvigubą viršūnę, aš irgi praleidau, taip, tai galbūt jau ir neverta įeidinėti tą sandorį, taip, palaukti, kol dvigubą viršūnę pastums tą mūsų kainą iki apatinio palaikymo. Tai čia vat, kažkur tai prie trendinės linijos galim bandyti gaudyti jeną, stop lossas už spygliukų linijos, tai priklausomai kur pagausit, stop lossas vis tiek nuo spyglių linijos turi būti minimum 25-30 punktų. H1 periodas, taip, uždarė gapą labai gražiai, matot, uždarė ir padarė čia spyglį į spyglį, tai padarė atšokimą 30 punktų ir tik po to atnaujino viršūnę. Dabar galim patrinti viską, tai padaryti naują techninę analizę. Turim čia aiškiai matomą apačią, turim čia aišku sustabdymą, taip, yra iš apačios pas mus palaikymas ir viršui turim pagal du aiškiai matomus taškus pasipriešinimą. Taip, ir dabar du variantai. Vienas, tai projekcijos linija į spygliuką, taip, kaip tik matom, kad čia buvo bandymas ją pramušti, grįžimas, taip, ir važiuojam dabar jau ignoruodami šitą
pasipriešinimą ir palaikymą. Taip, antras variantas, tai bandyti apatinė projekcija naujai suformuota, irgi apatinį palaikymą, jo, naujai suformuotą padaryti projekciją ir pažiūrėti, kas bus su ta projekcija toliau. Toliau mes turim čia gerą susikirtimo vietą, plus matom, aišku, tokį sustabdymo lygį, taip, ir kodėlgi čia neparduot stopas nedidelis 40 punktų, profitas minimum 120 punktų. Tai gan neblogas variantas. Pirkti čia šitoje vietoje nepatarčiau, nes šitas palaikymas pagal 2 taškus tik tai suformuotas. Ir net jeigu mat, kad biški toliau istorija įeit pas mus ir sujungt čia aiškiai matomus taškus, tai kampas jau visiškai kitoks. Todėl dėl palaikymo šito ir prekybos nuo jo, aš galbūt suabejočiau. M15 periodas vėlgi matom kažkoks gražus lygis iš istorijos, greičiausiai tarnavo kaip pasipriešinimas, taip, dabar gražiai puikiai sustabdė pirmadienį po rinko atidarimo su GPT kritimą, taip, ir dabar galim dar pabraižyti keletą lygių, aiškiai matom, kur buvo penktadienį sustabdytas judėjimas, taip, kur buvo vėlgi kritimas sustabdytas, matom, kad jena visgi geriau atidirbinėja techninius lygius, aiškiai matomus, negu linijos. Taip, todėl ir patarčiau savo prekybą su Japonijos jena daugiau ir dažniau naudoti lygius. Taip, galima jų, aišku, pribražyti kiek nori labai daug, bet matom, kad jinai puikiai nuo jų dirba ir veikia. Dabar šakinėja nuo lygį iš pačios, ateina iki viršutinio šitą 95-58 lygių, čia selas, stopas 20 punktų, profitas 50, puikus sandoris, mano manimu. Taip, dar matom, kad va čia buvo makalinė stovėjo gan ilgai, taip, tai jeigu pramuša šitą vietą, vėlgi 25 punktus galima ramiai imti. Taip, tai vat nuo lygio su jena ir patarčiau prekiauti.